Sveiki! Šį kartą apie tai, kaip nepasiklysti dvasingumo jūroje. Norėjau šį video daryti anksčiau, bet persigalvojau, bet pastaruoju metu sulaukiu vis daugiau įvairių klausimų ir nutariau įrašyti. Ilgai netęsiu ir giliai nekapstysiu, nes norint padaryti išties išsamų video, tai čia prireiktų daug laiko ir energijos ir būtų galima padaryti ištisą video ciklą. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo asmeninės patirties. Tai ankstyvoj paauglystėj aš susidūriau su ankstyvom sektantizmo ir fanatizmo apraiškom. Ir aš niekada nebuvau dalis kažkokios tai sektos ar organizacijos, bet aš turėjau galimybę būti šalia ir viską stebėti. Ir mano gyvenimas apskritai įdomus tuom, kad aš anksčiau, aišku, to nesupratau, bet pas mane įprastai ateina abi kariaujančios pusės ir išsipasakoja viską. Aš toks kaip informacijos priėmėjas, perdavėjas. Ir taip vyko visą mano gyvenimą iki šios dienos ir juo labiau dabar. Tai iš tikrųjų tos informacijos įvairios žinau pakankamai daug ir kas liečia šitą visą dvasingumo košę, jūrą, įskaitant sektantizmą, fanatizmą, esu pakankamai daug mačius, stebėjus ir, kaip ir sakiau, čia nėra tam, kad aš įvardinčiau kažkokias tai konkrečias organizacijas ar konkrečius mokytojus. Tiesiog norėjau kaip įžangą papasakoti savo asmeninę istoriją. Ir kiek pamenu, man kažkur buvo gal 12-13 metų, jau tada aš susidūriau su pačiom pirmom fanatizmo apraiškom ir tai buvo žmonės iš vienos labai didelės religinės organizacijos, ji yra labai didelė, išplitusi po visą pasaulį ir Lietuvoje taip pat yra neišimtis. Apskritai, kiek teko bendrauti su žmonių iš tos religinės bendruomenės, tai visi išties yra, arba didžioji dalis yra pakankamai puikus, bet tos fanatizmo apraiškos vienaip ar kitaip pasireiškia. Kur galite pasiskaityti ir pasidomėti plačiau, kaip nepapulti į įvairias pinkles. Tai mano senas geras draugas Edmundas Petruoka Facebook'e turi grupę Edmundo Petruoko seminarai. Tai ten uždaroje grupėje galima pasiskaityti įvairių svarbių dalykų šiuo klausimu. Jis taip pat yra vieną kitą video sukūręs ir, kiek teko matyti, nesenai paskelbė savo straipsnį blogė. Tai, manau, visą tai galite rasti internete. Jis pats turi labai turtingą patirtį, jam teko pabuvoti net 2 sektose, organizacijose. Tai pas Edmundą kreipiasi žmonės ir asmeniškai, nes ne viską galima paviešinti, ne visko galima pasidalinti ir tokiu būdu jis padeda, pataria ir pakonsultuoja. Ir nesenai ir aš turėjau panašų atvejį, kada iš pradžių aš nutariau patylėti. Viena moteris tiesiog man pasakė, kad važiuoja pas mokytoją. Aš paklausiau, pas kokį mokytoją, ir kai išgirdau jo vardą, tiesiog nutilau. Tai manau, kad tuo metu tai buvo geriausia, nieko nesakyti ir nieko nerašyti. Bet po kiek laiko ta moteris atvažiavo pas mane į namus, į konsultaciją ir jos prašymas pas mane atvykti man jau buvo ženklas, kad aš tiesiog stebėsiu visą šitą situaciją, ką ji man sakys, ką ji man kalbės ir kai tik atsiras proga, aš būtinai pasakysiu ir toliau jau jai liks spręsti, ką daryti su tuo. Ir tai yra pakankamai žinomas mokytojas, surenkantis gausybę pasekėjų. Šitą mokytoją aš pati buvau atradusi, man atrodo, 2022 ar 2021. Ir visoje toje dvasinio popso jūroje tai buvo toks gaivus oro gurkšnis. Ir pati perklausiau labai daug jo video ir ne vienam klientui taip pat rekomendavau
klausyti, ypatingai tie, kas nemoka anglų kalbos, kadangi tai yra mokytojas iš Rusijos. Kai grįžau iš Indijos prieš keletą mėnesių, tai sužinojau apie skandalus susijusius su šito mokytoju. Ir medžiaga, kuri buvo pateikta, yra išties labai rimti kaltinimai ir labai sudėtinga medžiaga. Po to, negana to, sekė dar istorija su vienu lietuviu mokytoju, kuris yra susijęs su vaikų tvirkinimu. Ir ten jau buvo iškelta jam byla. Tai nėra malonios iš tikrųjų istorijos. Ir kaip nepatekti, kaip neatsidurti tokiose situacijose. Aš suprantu, kad žmonės iš tikrųjų ieško ir jie ieško tų atsakymų, ieško mokytojų, reikalingi tam tikri autoritetai ir ieškantys žmonės yra iš tikrųjų pakankamai pažeidžiami, nes į tą dvasinį kelią tikrai neateinama iš gero gyvenimo, iš to, kad viskas sekasi, viskas puiku, tai yra iš tikrųjų pakankamai skausmingas procesas ir patekus kažkokią tai bendruomenę, net jeigu ir tai būtų vietinis, sakykime, Lietuvos mokytojas, subūręs aplink save savo pasekėjus ar kažkokią tai didelę religinę bendruomenę. Iš pradžių yra tas jausmas, kad tu papuoliai kaip į namus, tau gera. Vėliau, net jeigu ir pastebi, kad kažkas ne taip, tu pamažu pradedi klimpti į liūną. Tai iš tikrųjų reikia būti labai savikritišku ir ieškoti savarankiškai. Ir mano pagrindinis patarimas yra būti kuo daugiau savarankiškiams. Ir nebijoti būti savikritiškiams ir sveikai kritiškiams aplinkos atžvilgių, net ir tų pačių mokytojų atžvilgių. Aišku, kad norint turėti gerą mokytoją, reikalingos tam tikros vidinės savybės, tokios kaip nuolankumas, pasitikėjimas, ir tai yra savaime suprantama. Aišku, kad tai yra susiję ir su praeitais gyvenimais, bet sakydama tą kritiškumą, tai aš turiu omeny tokį sveiką, gerą, loginį mąstymą, kada mes keliam klausimus ir domimės ir ieškom. Nes yra pačių įvairiausių atvejų susijusių su mokytojais ir apskritai, sakykime, kas svarbu yra, kas yra susijęs su dvasiniu mokytoju. Tai pirmiausia, to mokytojo atstovaujama dvasinė linija. Tada mokytojo mokytojas. Ir aišku, paties mokytojo gyvenimas, ar jis atspindi tai, ko mokytojas dalinasi. Tai yra labai svarbu. Ir būdama Indijoje, kuomet aš mokiausi antroje jogos mokykloje, mano kundalini jogos mokytojas Jogendra Mišra buvo labai geras ir kaip mokytojas labai palankus, geranoriškas. Man tiesiog buvo labai įdomu sužinoti apie jo mokytoją. Tai aš nuoširdžiai klausinėjau savo mokytoją apie jo mokytoją, kad jis ką nors papasakotų, kažkokią tai istoriją, nes mokytojas labai apskritai mažai ką kalbėjo apie save. Žinau tik tai tiek, kad jis baigęs 5 universitetus yra ir kad 30 metų keliavo po užsienį, dėstydamas jogos filosofiją, ir taip pat parodė mums savo 6 pasus. Juos laiko tarsi relikvija. Tai mokytojas man, aišku, trumpai papasakojo apie savo mokytoją, aš iš karto susiradau jį internete, man buvo labai svarbu pamatyti savo mokytoją. Gal labiau, kad mokytojas turėjo tam tikras patirtis šalia savo mokytojo vedamas, tam tikras dvasinės patirtis. Tai man buvo labai smalsu sužinoti. Visi šitie dalykai iš tikrųjų yra labai svarbus ir jūs turite tuo domėtis. Kokią liniją atstovauja mokytojas, kas yra jo mokytojas, nes istorijų yra pačių įvairiausių ir yra labai skaudžių.
istorijų. Aš atsimenu, kai eilinį kartą lankiausi Advaita Vedanta satsangose, tai vienos satsango metu iškilo klausimas apie mokytojų piknaudžiavimą savo veikla, kada mokytojai išnaudoja savo mokinius. Ir ten svamis papasakojo tokią vieną istoriją, kada viena moteris, aš kaip suprantu, jinai buvo vakarietė, atidavė visą savo gyvenimą ir visą savo turtą mokytojui. Vėliau išlindo labai negražus mokytojo išnaudojimo pavyzdžiai, kuomet jis išnaudoja savo mokinius. Ir ta moteris patyrė labai didelį šoką, ji labai pergyveno. Tokie dalykai iš tikrųjų yra labai rimti. Čia ne tai, kad tave išdavė tavo draugas ar šeimos narys ar geriausias draugas, bet jeigu tave išdavė dvasinis mokytojas, tai yra ypatingai, yra skaudu ir tai negrįžtamai gali sulaužyti, sugadinti visą gyvenimą. Tai svamis kalbėjo apie tai, kad ta moteris atrado savy jėgų atsistatyti ir šviesiai į viską žiūrėti ir toliau gyventi. Šitoj istorijoj jis paminėjo tokią vieną labai svarbią detalę, kuri man užstrigo, kad jeigu yra mokytojų mokinių linija ir, sakykime, mokytojas, dvasinis mokytojas išdavė mokinius, ar ne, ar juos išnaudojo, prie jų prikabiavo, ir ar šiaip vienaip ar kitaip, sakykime, jisai žlugo kaip asmenybė ir panašiai. Tai kadangi yra mokytojų mokinių linija ir prastai šitos tradicijos siekia šimtus tūkstančius metų, tai toje linijoje jis yra tarsi viena juoda avis. Ir visi kiti toje linijoje esantis mokytojai ateis tau į pagalbą. Tai buvo labai stipru ir šitie žodžiai labai daug ką pakeitė manyje ir atnešė palengvinimą. Aš asmeniškai tokios tiesioginės patirties neturėjau, bet aš turėjau galimybę visada būti šalia ir stebėti. Dėl to jūs turite domėtis. Apskritai žmonės turi daug labiau domėtis, ką jie praktikuoja. Net jeigu kalbėsim apie meditaciją, šitoj vietoj matau labai daug nesusipratimų. Ir kuomet vedu meditacijos kursus, mano pagrindinis tikslas yra išaiškinti, kas yra ta meditacija, ką mes čia medituojam ir koks meditacijos tikslas. Ir paruošti medžiagą taip, kad žmonės įgytų tvirtus pagrindus apskritai, kas yra ta meditacija, ką mes čia medituojam, kaip teisingai prieiti kitos meditacijos ir ką daryti, kad meditacija pavyktų. Nes būtent šitoje vietoje matau labai daug nesusipratimų, nes tiesiog trūksta elementarių pagrindų, kad eiti toliau ir trūksta tam tikro terminų, sąvoko, žodyno supratimo, apie ką yra tos meditacinės praktikos. Tai kokią sritį iš tos dvasingumo jūros mes paimsim, bet iš esmės svarbu yra mokytojas, jo atstovaujama dvasinė linija, tada konkretus mokymai, kuriuos tas mokytojas pateikia, reikalingas tam tikras terminų ir sąvokų, žodynas, supratimas, suvokimas, ką aš čia praktikuoju, ką aš čia darau, ir būtinai reikalingas savarankiškumas. Iniciatyva, savarankiškumas ir pačiam savarankiškai mokytis, studijuoti, ieškoti. Religinės įvairios bendruomenės ar dvasinės bendruomenės, jos yra gerai tom, kad ten galima labai daug ko išmokti. Ir ta didelė religinė bendruomenė, šalia kurios man teko būti, kuri lydėjo mane nuo ankstyvos paauglystės, joje yra labai daug švaros, ten galima išmokti labai daug gerų dalykų. Bet ten būtent teko sutikti žmonių, kurie yra labai fanatiški. Kaip suprasti tą fanatizmą, kada žmogus kalba ne savo žodžiais. Aišku, kad kai mes pradedam kažką tai mokytis, ypač iš tos dvasinės srities, atrandam kažką. Aišku, kad mes kalbėsim ne savo žodžiais, nes mes dar neturim
tos patirties, mes nesame jos įtvirtinę. Tai yra tam tikras etapas. Ir apskritai, kai tas gyvenimo būdas keičiasi, visi mes pereinam tam tikrą tokį fanatizmo laikotarpį. Net jeigu ir tai negalėtume pavadinti fanatizmo, bet tai yra kažkas panašaus į tai, kaip, sakykime, tam tikra tokia kaip žvaigždžių liga ir panašiai, mes tarsi persirgam ją. Nes mūsų gyvenimo būdas keičiasi, mes pradedame matyti vis daugiau. Mūsų gyvenime atsiranda daugiau satvos ir aplinka, kurioje mes prieš tai buvom ar kurioje dar esam, būna dažnai, kad ji lieka toje pačioje vietoje, jinai nesikeičia ir pradeda žiūrėti į mus kreivai. Tai visi tie, kurie yra pakeitę mitybą, atradę vienokį ar kitokį dvasinį kelią, manau, kad yra patyrę tą jausmą, kaip jie jaučiasi tarsi baltas varnas. Tai būtent tas perėjimas nuo įprasto gyvenimo būdo prie to dvasinio gyvenimo būdo vienaip ar kitaip vyksta su tam tikru šiokiu tokiu fanatizmu. Jo laipsnis gali būti labai nedidelis, kai kurie išgyvena tai labai stipriai, tas laipsnis jų yra aukštas. Bet kai kurie lieka ilgam, lieka su su šita fanatizmo žyme ir tie atvejai yra ypatingai sudėtingi. Esu ne kartą susidūrusi. Iš esmės su tokiu žmogum praktiškai neįmanoma susikalbėti ir jisai labai stipriai yra užsiciklinęs ir labai sunku yra kažką tai pasakyti, jo labiau kažką tai pakomentuoti apie kažkokias tai blogybės susijusias su ta religinė organizacija. Tai praktiškai net neverta bandyti padėti, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Ir ta religinė bendruomenė, kuri mane lydėjo nuo ankstyvos paauglystės, yra išplitusi po visą pasaulį, kaip ir aš sakiau, ir ji yra susijusius tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, sakykime, valstybės agentų, ten CŽV, KGB infiltravimas į tą organizaciją, nes valstybei irgi rūpi, ką žmonės veikia, kokiu būdu jos galima kontroliuoti. Po to yra susijusi su dideliais pinigais ir ten, kur yra dideli pinigai, visur yra tam tikri nukrypimai, tokie kaip pinigų švaistimas, renka pinigus šventyklai, bet šventyklos taip ir nepastato, po to naudoja pinigus savo reikmėm arba visiškai netinkamom reikmėm, pinigų plovimas, finansiniai nusikaltimai, po to žmonių išnaudojimas, vaikų išnaudojimas. Tai yra iš tikrųjų baisus nusikaltimai ir būtent tos religinės bendruomenės, kurios aš nenoriu pavadinimo čia minėti, netgi mokytojai yra ir ne vienas, ir ne du, kurie turi kriminalinę patirtį ir visi iš jų tų tokių pagrindinių turi teistumą. Tai čia yra, aišku, ne Lietuvos lygmenių, užsienio lygmenių. Lietuvoje, kadangi mes esam maža šalis, esam pakankamai, aš manyčiau, tokia didelė provincija daugeliu klausimų. Aš nemanau, kad gyvenimas kaime tai yra provincialumas, bet provincialumas yra mūsų galvose ir manau, kad daugeliu atžvilgių tas provincialumas yra kliūtis. Todėl viena iš tų išeičių yra labai savarankiškai ieškoti, tapti nepriklausomu dvasiniu ieškotojų. Aš asmeniškai dėkinga gyvenimu esu tuo, kad aš turėjau galimybę stebėti šitą sektantizmo, fanatizmo apraiškas, stebėti savo dvasinių draugų keliones ir didelę dalimi atveju tiesiog tylėti. Ir dalis iš jų priklausė religiniam bendruomenėm, kai kurie iš jų pasirinko vietinius Lietuvoje esančius mokytojus, kurie subūrė aplink save mokinius, ar tai mažesnė mokinių bendruomenė, ar didesnė. Ir po to, kai jau tie žmonės atsibunda, jie pasitraukia, jie tarsi turi tokią kaip dėmę, kaip skaudulį už tai, kas atsitiko ir ne taip paprasta toliau yra su tuo gyventi. Bet
gerai jau tai, kad jau vien žmonės, sakykime, pastebi, įvardina ir pasitraukia ir turi jėgų pripažinti, kad buvo papuolę, kad patyrė tam tikrus nemalonius dalykus ir tai pripažįsta. Arba sako tiesiai šviesiai, kad aš buvau papuolęs į sektą, bet tai yra tokie retesni atvejai. Toje mano didelėje minėtoje religinėje bendruomenėje galima išmokti daug gerų dalykų. Švaros galima išmokti, įgyti tam tikrus filosofinius pagrindus, bet protingi žmonės ten neužsilieka. Tie, kurie yra protingi, savarankiški, kurie mąsto, kurie gali nuveikti kažką daugiau, jiems būna tik tai laikina stotelė, laikinas etapas. Pasilieka tie, kurie yra silpnesni savo vidumi ir labiau yra linkę priklausyti. Apskritai žmonės turi tokią tendenciją kelti kažką tai ant pjedestalo ir garbinti. Tai yra būdinga žmonėm. Kitu atveju nesusidarytų tokios bendruomenės, kur, sakykime, yra kažkoks tai mokytojo stiprus kultas ar atrodytų iš šalies nelabai sveikas kultas. Bet čia irgi nereikia perdėtai kažkaip įtariai pradėti viską žiūrėti, nes kai atrandi savo tikrą mokytoją, atsiranda gyvenime daug ramybės. Apskritai, kai eini dvasiniu keliu ir kai jis yra tas kelias, atsiranda gerokai daugiau ramybės. Ir tas ryšys tarp tavęs ir mokytojas yra labai svarbus, nes tu savarankiškai tiek nepasiektum ir tiek nepadarytum be savo mokytojo ir tos visos mokytojų mokinių linijos įtakos. Tebūnie jinai ir nematoma, bet ji yra išties veikianti. Ir tas, kas praktikuoja, supras, apie ką aš kalbu, nes ta įtaka yra labai subtili. Iš mano asmeninės patirties tai yra tokie pastebėjimai, kad tarsi grįžti iš Indijos su tokiu nematomu bagažu, tarsi su tokia nematoma kuprinė, gerai pakrauta tokių gerų, naudingų dalykų, kuriuos gali, sakykime, skleisti, su kuriais gali dalintis. Tai ir tu puikiai žinai, kad tai nėra tavo asmeninį įdirbį, kad tai nėra tavo vien tik asmeninį įdirbį, tai yra ta subtili mokytojų įtaka. Ir mokytojas apskritai labai pagreitina tą dvasinį kelią, tą dvasinę evoliuciją. Ir šiuo atveju aš, sakykime, džiaugiuosi, kad tikrai turiu ne vieną mokytoją ir kad apskritai turėjau galimybę tiesiog labai plačiai viską apimti, netgi keletą krypčių. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad aš iš tiesų mėgstu laisvę, nemėgstu suvaržymų, kažkokių tai perdėtų. Ir būtent galimybę, sakykime, išvažiuoti į Indiją, pamatyti įvairias religinės kryptis, sroves, susipažinti su įvairiais mokymais, mokytojais, taip pat perskaityti daug įvairios dvasinės literatūros, gilintis, domėtis skirtingomis sritimis, tai iš tikrųjų tiesiog atveria tokį platų pasaulį ir tas platus toks požiūris, matymas, jisai gelbėja. Bet tam išties reikia paskirti daug laiko ir atsiduoti ir labai daug savarankiškai studijuoti. Dar man labai patiko tokie pasakymai. Šri M, jisai minėjo, kad geriau jokio mokytojo negu blogas mokytojas, negu netinkamas mokytojas, nes netinkamas mokytojas veda į niekur. Tai yra tik tai sugaištas laikas ir taip pat mano minėtas Svamis, pas kurį lankydavau Advaita Vedantas Atsangus, yra sakęs, kad jeigu tik tai pastebite, kad kažkas yra negerai su mokytoju, ar yra kažkokie tai išnaudojimo atvejai, ar iškyla kažkokios tai labai nemalonios situacijos, tą pačią minutę, tą pačią akimirką reikia susipakuoti savo lagaminą ir važiuoti. Tą pačią akimirką, nelaukti. Bet pakankamai yra atveju, kada žmonės tiesiog kažkaip
praleidžia. Ir praleidžia vieną kartą, kitą kartą ir jie tiesiog pakimba. Ir mano minėtas Edmundas Petruoka, kaip ir sakiau, asmeniškai yra konsultavęs ne vieną žmogų ir padėjęs šituo klausimu, nes ne viską galima pasakyti viešai ir jo labiau, kad norint daryti kažkokius tai išsamius video apie, sakykime, netinkamus mokymus mokytojų, mokinių, netinkamus santykius, religinės bendruomenės, tam iš tikrųjų reiktų paskirti labai daug laiko ir energijos. Aš asmeniškai iš vis savęs tame reikale nematau, bet jeigu kas klausia, aš galiu pasidalinti ir tada jau toliau tas žmogus sprendžia, ką jam toliau daryti. Apskritai, kodėl taip viskas nutinka? Mes gyvenam tokiam laikmetyje, kada žmonių sąmonė yra silpna. Žmonės yra pajėgus apdoroti informaciją, kuri yra pateikiama televizijoje, kur yra pateikiama laikraščiuose, dabar aišku, tokių nėra. Galima sakyti, Facebook'e pateikiama, ar ne, arba elektroniniuose laikraščiuose. Geriausiu atveju knygose. Tos praktikos dvasinės, jos ateina iš rytų ir jos yra paremtos rytų filosofija, rytų išmintimi. Ir dvasiniai tekstai yra užrašyti sanskrito kalba, jeigu kalbėsime apie tradiciją, kuri kilo iš Indijos. Apskritai Indija yra visų religijų tėvynė, dvasinė tėvynė. Ir tie dvasiniai mokymai yra užrašyti sanskrito kalba. Retas, kuris mokosi sanskritą ar apskritai gali sau leisti mokytis. Sanskrito kalba yra verčiama ir dažnai yra spekuliuojama vertimais. Jeigu kalbėti apie Bhagavad Gita, pakankamai žinoma dvasinį tekstą, tai yra tikrai daug netikusių vertimų, ortodoksinių, religinių ir panašiai. Ir netaip lengva yra žmonėm atsirinkti, kurisgi čia tas yra tas geras vertimas. Tuomet yra įvairūs komentarai sanskrito tekstų vertimams. Ir tie komentarai vėlgi priklauso nuo mokytojo, nuo to, kokiais dvasinė linija atstovauja. Ir tie komentarai taip pat gali būti pakankamai ortodoksiški, pamokantis, pertempinėjantis. Tai neįmanoma dvasinių tekstų studijuoti pačiam, vien tik pačiam. Iš esmės reikalingas mokytojas. Mokytojas gali būti ir virtualus, galima pasiieškoti įvairių mokytojų, kurie komentuoja konkretų dvasinį tekstą ir taip pat studijuoti savarankiškai. Sanskrito kalba yra dievų miesto kalba, tai yra užkoduota informacija, užkoduotos žinios ir sanskrito tekstus reikia atkoduoti. Bet žmonės nėra linkę to daryti, gilinti, studijuoti, ieškoti. Jie renkasi tokį paprastą variantą ir dvasinės praktikos, kurios atkeliauja iš rytų, tai jos atkeliauja pas mus kaip, sakyčiau, toks suvakarietintas paketas vakariečio sąmonį ir iš ten yra išimtos pačios svarbiausios dalis. Jeigu kalbėti apie tai, kas ateina iš Indijos, yra išimta dievybių dalis, nes labai svarbią dalį sudaro dievybės. Kiekviena mantra turi savo dievybę, kiekviena mantra turi savo išminčių ir netgi, sakykime, jeigu mes atliekam pranajamą ar ne, klasikinį jogų kvėpavimą, tai iš esmės pranajama tai yra prana vajų. Vajų jau yra dievybė. Jau, sakykime, netgi mūsų jusliniai organai, indrijos, jie yra dievybės. Vakariečių sąmoniai sunku tai suvokti ir net mums lietuviam tai sunku suvokti. Anksčiau mes turėjome, aišku, ir dabar turime labai daug įvairių dievybių, bet viskas nurašoma yra pagonybei.
Kokios buvo praktikos susijusios su dievybėm, mes nežinom, negalim pasakyti, tos žinios tiesiog tam tikrų etapų buvo nukirstos mums. Ir dabar, jeigu, sakykime, mes dėstysim jogos filosofiją, pranajamą ir pradėsim kalbėti apie dievybės, žmonėms bus labai keista, nesuprantama, netgi tenka matyti įvairių praktikų, tokių kaip, sakykime, Durgos, Kali, kaip vakarėliai tokie, ar ne, vyksta. Tai man visą laiką kyla klausimas, kiek daug tie žmonės, kurie veda šitos, sakykime, susitikimo vakarus, kiek jie gyveno tomis dievybėmis, nes tai iš tikrųjų yra labai gilios ir stiprios praktikos. Tai tiesiog mums reikia suprasti, kad pas mus atkeliauja toks kaip sumažintas paketas. Ir pagrindinė tokia svarbi informacija mums yra neprieinama. Tai dėl to mums reikia savarankiškai domėtis ir gilintis, ypač tais atvejais, jeigu mes nepriklausom jokiai religiniai bendruomeniai. Tada pačios tos dvasinės praktikos yra labai įdomiai ir keistai suprantamos. Kartą žiūrėjau vieną video, kur mergina pasakoja, kad jai kilo labai daug įžvalgų, nes padarė įvairių praktikų daug. Na, aš galvoju, kas šitos praktikos. Po to, sekantį kartą, pamačiau, kad ji tiesiog pasileidusi kažkokią tai vakarietišką muziką, tiesiog jinai šoka prieš veidrodį. Tai pakankamai erotiškai. Tai nėra praktikos, jeigu kalbėti apie dvasinės praktikas. Apskritai pas mus yra suprantama, kad dvasinės praktikos tai yra tokia pagalba savo, tam, kad tu psichologiškai geriau jaustumėsi, kad tu geriau gyventum, kad tu galėtum įgyvendinti savo planus, pasiekti. Šiaip iš esmės dvasinės praktikos yra skirtos ne asmeniniai geroviai gerinti. Jinai pagal nutylėjimą arba kaip šalutinis poveikis tų praktikų, ta asmeninė gerovė, jinai gerėja. Bet pradėjus dvasinės praktikas, iš esmės nereiškia, kad gyvenimas palengvės ir kad viskas taps lengviau ir šviesiau. Kaip tik gali būti viskas sudėtingiau, bet ką duoda tos dvasinės praktikos? Jos duoda skonį, duoda dvasinį skonį, duoda tokį skonį, kurio nesat patyrę anksčiau. Ir jeigu nors kartą prisiliečiat, tai to skonio norit vis daugiau ir daugiau. Ir niekas materialiam pasauliu negali jam prilygti. Ir aišku, kad dvasiniam kely lydi daug įvairių išbandymų, kuriuos reikia įveikti. Tai vėlgi negalim taip, sakykime, rožinėm akim žiūrėti, kad pradėjus dvasinį kelią viskas gyvenime turi pagerėti, palengvėti. Taip nebūna. Kaip tik netgi būna įvairių išbandymų, kaip patikrinimų ir vyksta tam tikras procesas, kaip išdeginimas, išgryninimas. Yra užkuriama dvasinė ugnis, kuri degina ir kuri grynina. Tai mano paprastas patarimas visiems tiems, kas ieško, kaip neužkibti, yra, kaip ir sakiau, savarankiškumas, savikritiškumas ir sveikas kritinis požiūris į tai, ką aš darau, kas yra toje aplinkoje, kur aš būnu, supratimas, ką aš čia praktikuoju, žinojimas, ką aš čia darau, kur tai veda, link kur tai veda. Tai labai svarbu yra. Taip pat atkreipti dėmesį, kaip aš ir sakiau, į patį mokytoją ir tai, kokiai dvasiniai linijai jis priklauso. Šiek tiek keistai atrodo vakariečiai mokytojai, kurie drąsiai prisideda žodžius tokius kaip guru, save vardina kaip guru arba naudoja dvasinius vardus, ypatingai jeigu jie nepriklauso konkrečiai dvasiniai bendruomenė. Nes kuomet yra dvasinė religinė bendruomenė, tai normalu, kad jos nariai
gauna iniciacijas, įšventinimus ir jie turi dvasinius vardus. Bet tokie kaip pavieniai asmenys, kurie prisiklijuoja tokias labai skambes etiketės, visada kelia įtarimą. Bet kokiu atveju kiekvienas iš mūsų mes gaunam tai, kas yra skirta pagal mūsų karmą. Ir mokytojai taip pat irgi ateina pagal mūsų karmą. Ir net jeigu kažkas nepavyko, nepasisekė, jeigu liko nuoskaudos kažkokios, tai nereikia sustoti, reikia eiti į priekį ir pasistengti iš to pasimokyti ir būti žymiai savarankiškesniu. Reikia turėti tokį tvirtą stuburą. Aš dažnai pasigendu tokio tvirto stuburo. Gana dažnai matau pasimetusius žmonės, kas yra visiškai normalu būti pasimetusiam, sutrikusiam, sumišusiam, nežinoti, kas tau darosi, kurią čia pusę pasiduoti, kur čia eiti. Viskas tai yra suprantama. Tuomet jeigu mes kurį laiką, sakykime, nieko nepraktikavom, nieko nedarėm, tai savaime aišku, kad ta mūsų sąmonė yra užsiteršusi. Ir turi praeiti toks kaip deginimosi, grynimosi procesas, tai yra neišvengiama. Tai šito reikia nebijoti. Ir pasistengti neplaukioti sąvokose, terminuose. Nes gana dažnai tenka stebėti įvairius mokytojus, jogos mokytojus ir kitus, kurie plaukioja terminuose, plaukioja sąvokose. Vienas video, neatsimenu šito video pavadinimo, lyg tai buvusios jogės išpažintis ar panašiai, kuris sulaukia labai daug peržiūrų, aišku, dėl ko labai gaila, nes ten pateikiama ta informacija yra labai klaidinanti. Kas žino, supranta, apie ką aš kalbu. Pirmiausia, apskritai, jeigu mes vadinam kažką tai jogu, tai tas žmogus turi iš tikrųjų tokį gyvenimo būdą turėti ir palaikyti. Ir joga tikrai nėra asanos, fizinės asanos, skirtos gerinti fizinę kūno būklę. Jogos filosofija yra labai plati ir vieno gyvenimo neužteks jai perprasti. To video metu buvo minėta, kad ten netgi buvo tokie žodžiai pasakyti, kad aš giliai pažinau Advaita Vedanta filosofiją. Tai dar norėčiau pasakyti, kad Advaita Vedanta yra ypatingai sudėtinga filosofinė daršana. Tai yra viena iš 6 filosofinių daršanų Indijoje. Tai yra ypatingai sudėtinga. Mano minėtas svamis kartą pasakė, čia rudenį, kai buvau Indijoje, kad kai susirenka advaitistai, kai jie pradeda kalbėti savo terminais, ten neįmanoma nieko suprasti, visiškai nieko suprasti. Tai mano patarimas yra dar kartą tiesiog įgyti elementarų žodyną sąvokų, suprasti, ką tie žodžiai reiškia. Ir kaip minėjau, sanskrito terminais yra spekuliuojama. Iš tiesų pakankamai dažnai ir daug. Tai bet kokiu atveju mes dabar visi turim internetą, turim išmaniuosius įrenginius ir galim truputėlį pasėdėti, pastudijuoti, pasimokyti. Nes tas, kas studijuoja savarankiškai, tas, kuris gilinasi, kuris užduoda reikiamus, tinkamus klausimus, mokytojai visada eis į priekį ir jisai neužsisėdės tam pačiam vandenį, taip pat nepraleis pro akis, kad kažkas vyksta ne taip, jis nepasiduos tam silpnumui. Tai tam ir reikalingas tas toks tvirtas stuburas ir gebėjimas būti savikritišku. Tai manau yra patys pagrindiniai tokie dalykai, kad išvengti visų šitų klaidų, išvengti netinkamų mokytojų, netinkamų mokymų, kurie veda į niekur ir jo labiau išvengti religinių sektų. Nes pakankamai yra atveju, kada norisi žmonėm pasakyti, juos perspėti, bet ko puikiausiai supranti tuo metu, kad tu nieko negali padaryti, nieko negali pasakyti. Ir
tie žmonės arba yra visiškai akli ir kurti ir tavęs tikrai nepaklausys, tik tai kils nereikalingas konfliktas. Bet visais tais atvejais, kada žmonės klausia, galima pasidalinti, galima padėti, galima patarti, o toliau jau žmogus nuspręs, ką daryti. Tai ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad klausot. Linkiu visiems turėti tvirtą stuburą, būti gerokai tvirtesniem, kai einate dvasiniu keliu ir tapti tikrais nepriklausomais dvasiniais ieškotojais. Taip pat linkiu sutikti savo mokytojus, dėl to, kad mokytojo dėka visas procesas paspartėja. Ir tas ryšys tarp mokytojo ir mokinio, kai yra tas ryšys, iš tikrųjų jis yra labai subtilus, jis yra kupinas meilės ir kupinas švelnumo ir tą ryšį sunku prilyginti šeimininiams ryšiams ar kažkokiems kaip mylimųjų ryšiams. Tai iš tikrųjų labai toks švelnus, malonus, geras ir pakylėjantis ryšys. Ir tai yra atsakymas, kad tai yra tas mokytojas. Ir dvasinis kelias yra tas, kuris daro jūs šviesesniu, daro lengvesniu, nebūtinai iš karto jūsų gyvenimą pakeičia ar padaro jį stebuklingu, bet jūs pačius daro gerokai šviesesnius, lengvesnius ir paprastesnius, nes visa esmė slypi paprastume. Visi mokymai, kurie ateina iš rytų, jie yra tikrai pakankamai sudėtingi ir sudėtingos sąvokos, terminai ir kartais žmonės atrodo tokie perdėtai tokie, kaip sakyti, žongliruojantis visais tais terminais ir liaudiškai tariant kažką tai laužantis iš savęs. Bet šiaip visa esmė yra tame paprastume, kad tai reikia asmeniškai patirti, tai reikia asmeniškai išgyventi, apie ką kalba tos sąvokos ir tie terminai. Reikia turėti asmeninę patirtį. Kada yra ta asmeninė patirtis, patyrimas tų mokymų, tuomet žmogus yra šviesus, jis yra paprastas, jis yra savo vietoje, jisai puikiai sutaria su visais ir tais, kurie praktikuoja kitokias praktikas ir su savo artimaisiais, kurie nieko nepraktikuoja. Pas jį atsiranda gerokai daugiau išminties. Išmintis yra už jokius pinigus neįgyjama ir išmintis yra matoma, išmintis yra pastebima. Tai yra tokie pagrindiniai rodikliai. Ačiū, kad esat kartu ir iki kitų susitikimų. Iki.